Husqvarna Automover tai neįprasta vėjapjovė, tai robotas vėjapjovė, kuris leis jums visada džiaugtis puikia vėja ir kurio dėka turėsite daugiau laisvo laiko savo. Kad geriau suprastumėte jo veikimą, mes instaliavome Husqvarna Automover dideliame sode. Paaiškinsime, kaip Automover veikia, kaip vyksta jo instaliavimas kieme, kaip robotas vėjapjovė nupjauna visą žolę, kaip jis gali susitvarkyti su bet kokios formos sodais, kodėl pagerėja žolės kokybė ir galiausiai papasakosime apie apsaugos savybės. Husqvarna Automover sudaro 3 pagrindinės dalys. Robotas vėjapjovė, įkrovimo stotelė ir kontūro kabelis. Husqvarna Automover dirba elektromagnetinių bangų erdvėje, kurią sukuria signalas, siunčiamas kontūro kabeliu iš įkrovimo stotelės. Kai Automover priartėja prie kabelio, jis aptinka signalą, sustoja ir pradeda judėti kitą kryptimį. Kai Husqvarna Automover akumuliatoriaus įkrova sumažėja iki nustatytos ribos, įsijungia įkrovimo stotelės paieškos programa, priverčianti robotą sugrįžti keletą būdų. Jis gali sekti radio signalą, sklindantį iš įkrovimo stotelės. Jis gali sekti gido kabelių. Arba jis gali sekti kontūro kabelių iki pat įkrovimo stotelės. Kai akumuliatorius yra pilnai krautas, robotas grįžta prie darbo be jokio jūsų įsikišimo. Roboto vėjapjovės įdiegimas jūsų sode reikalauja laiko, tačiau tai reikės atlikti tik vieną kartą tam, kad galėtumėte džiaugtis mažai priežiūros reikalaujančią vėją daugelį metų. Jūs galite instaliaciją atlikti patys, tačiau vis dėlto patogiausia, kad tai atliktų Husqvarna prekybos atstovai. Jie naudoja įrankį, kuris padeda paslėpti kabelį po žeme. Taip pat turi sukaupę daug patirties instaliuojant robotus vėjapjoves. Kontūro kabelis nutiesiamas aplink sodą, taip užtikrinant, kad Automover niekada nepradėtų dirbti už jos ribų. Kabelis taip pat gali būti tiesiamas aplink gėlių darželius ar kitas vietas, kurių nenorite pjauti. Kai kabeliai klojami arti vienas kito, signalas yra atšaukiamas ir robotas vėjapjovė pravažiuoja. Taip suformuojamos vadinamos salos. Husqvarna Automover aprūpintas susidūrimo jutikliais. Kai robotas į ką nors atsitrenkia, jis sustoja ir pakeičia kryptį. Jam nepavojingi lengvi smūgiai į įvairias kliūtis, tokias kaip medžiai ar tvoros. Nėra būtinybės visų objektų apjuosti kontūro kabeliu. Jei jūsų sode yra tokesnių vietų su siaurais pravažiavimais, robotas juos gali įveikti nutiesus gido kabelius. Kai kuriuose modeliuose taip pat yra įdiegta GPS navigacijos sistema. Pradėjęs darbą, robotas veją turėtų pjauti maksimaliu pjovimo aukščiu. Kaip matote, robotas dirba judėdamas atsitiktinę kryptimi. Ši judėjimo struktūra leidžia efektyviai atrasti kiekvieną sudėtingą sodo kampelį, krūmus, suoliukus, pravažiavimus tarp medžių ir kitas sunkiai prieinamas vietas. Paprastai jau po 2 dienų visa veja būna nupjauta. Priklausomai nuo to, kokio dydžio yra jūsų sodas, tada galima mažinti pjovimo aukštį. Robotas vėjapjovė gali veikti net ir sudėtingas teritorijas. Įkalnės, laikinos kliūtis, tokios kaip vaisiai ar kankorėžiai, ne problema. Robotas gali dirbti ir lyjant lietui, tai ypač aktualu vietovėse, kuriuose iškrenta daugiau kritulių. Husqvarna Automover yra toks stylus, kad gali dirbti net naktį, nieko netrukdydamas. Jūs visiškai kontroliuojate jo darbo valandas. Pavyzdžiui, jūs galite nustatyti, kad jis dirbtų tik naktį. Taigi turėsite veją dienos metu tik savo. Robotą valdyti galite ekranėliu esančiu ant prietaiso arba išmaniąja programėle Automover Connect. Husqvarna turi daugiau nei 20 metų patirties robotų vėjapjovių kūrimo srityje ir nuolat tobulina šias technologijas. Husqvarna Automover yra patikimas robotas vėjapjovė. Tai ypač svarbu, jei išvykstate iš namų ilgesniam laikui. Galite būti tikri, kad jūsų veja bus tinkamai pasirūpinta, kol būsite išvykę. Jau po savaitės savo sode matysite akivaizdų skirtumą. Visa žolė bus nupjauta ir niekada nebeužaugs aukšta. Tai prasideda Automover darbas. Nuo šiol robotas vėjapjovė nuolatos pjaus jūsų veją, tačiau kaskart vos po kelis milimetrus. Tai bene pats švelniausias vejos pjovimo būdas.
Jūsų sode taip pat nebeaugs samanos. Anksčiau jūs tikriausiai pjaudavote veją tik tada, kai ji užaugdavo per aukšta ir iš karto po kelis centimetrus. Greičiausiai naudodavote ir rinktuvą, kad pašalintumėte nupjautą žolę. Vis dėlto, kartu su nupjauta žole pasišalina ir naudingos medžiagos. Husqvarna Automover nupjautos žolės dalelės tai yra vos kelių milimetrų. Nukritus ant žemės, ji natūraliai patrešia jūsų veją. Kadangi Husqvarna Automover pjauna aštriais kaip skustuvas peiliukais, veja nupjaunama nepriekaištingai. Tai pagerina žolės kokybę. Egzistuoja dvi pjovimo sistemų mokyklos. Viena jų naudoja masyvius plieninius peilius, kurie nukerta žolę naudodami didelę sukimosi jėgą. Automover įrengti saugus peiliukai, kurie nors ir yra maži ir ploni, tačiau labai aštrus ir stiprus. Jei jie atsitrenkia į kliūtį, jie tiesiog pasislepia po apsaugą. Automover pats supranta, kai jis yra pakeliamas. Pjovimo diskas iš karto sustoja. Kai jis susiduria su kliūtimi, jis sustoja ir tęsia darbą kitą kryptimi. Husqvarna Automover yra apsaugotas nuo vagystės keliais būdais. Norint atlikti bet kokį veiksmą su robotu, prieš tai būtina suvesti PIN kodą. Signalizacija suveiks, jei robotas yra sustabdomas ir pakeliamas. Jei robotas pavagiamas, jis tampa nebenaudojamu, kadangi jam negali būti pritaikomos kitos įkrovimo stotelės. O kai pranešama apie vagystę Husqvarna atstovams, apie tai informuojama policija. Kai kuriuose modeliuose yra įdiegta GPS navigacijos sistema, kuri leidžia sekti jūsų roboto buvimo vietą už jūsų namų ribų. Husqvarna turi platų robotų vėjapjovių asortimentą, tinkančių tiek mažiems, tiek dideliems sodams. Visi jie pasižymi išmaniomis technologijomis ir gebėjimu susidoroti net su pačiais sudėtingiausiais sodais. Trumpai tariant, įsidiegę Husqvarna Automover savo sode, mėgausitės jokios priežiūros nereikalaujančią, gražią ir sveiką veją ištisus metus.